Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kurios jo mokinius valgant suterštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu. Pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai rašto aiškintojai jį klausia: kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo suterštomis rankomis? Jis atsako jiems: gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo. Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: paklausykite manęs visi ir supraskite, nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Girdėjote viešpaties žodį. Iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio žvelgiant, kai kas iš šios Evangelijos galėtų pasakyti, kad Jėzus tarsi pasisako prieš elementarią švarą, kurios taip rūpestingai laikosi fariziejai rašto aiškintojai. Tačiau tikroji Evangelijos mintis šiandien yra ne ta, kad mes turime nesilaikyti tos švaros išorinės, tačiau pagrindinė mintis yra, kad mes turime laikytis tos vidinės švaros, stengtis, kad mūsų siela, mūsų vidus būtų švarus. Ir Jėzus atkreipia mūsų dėmesį į tai, kaip yra svarbu rūpintis, neužmiršti, jog mes turime pasistengti, jog mūsų širdis būtų švari, kadangi iš mūsų širdies išeina ir geri darbai, ir blogi, priklauso kokia mūsų širdis. Todėl Jėzus nori atkreipti šiandien mūsų dėmesį į tą vidinį sielos grožį. Šiandien neretai žmogus yra susirūpinęs tuo, kaip jis atrodys kitų žmonių akivaizdoje, kaip jį vertins kiti žmonės, ką pasakys apie jo batus, suknelę, drabužius ir panašiai. Viešpats nori pakviesti mus pažvelgti savo vidų, ne vien tik tai pastebėti, kas yra mūsų išorėje, bet kas yra ir mūsų viduje. Ir tikrai neretai šiandieninis žmogus perdėtai susirūpinęs, kad viskas būtų gražu išorėje, apeigose, ir vidus neretai paliekamas apleistas. Štai neretai žmogus susirūpinęs, kad gražiai atrodytų artimųjų kapas, papuoštas gražiomis gėlėmis. Ir kaip kartais būna, kad mažai belieka laiko maldai prie to kapo užmirusįjį. Arba, pavyzdžiui, šventos mišios aukojamos užmirusįjį. Svarbu, kad būtų daug žvakių uždegta, visos šviesos, gražus pamokslas. Ir kaip neretai užmirštama, kad bene svarbiausias dalykas yra ta malda, priimta šventoji komunija užmirusiai dalyvaujančiose tose šventose mišiose. Ir Jėzus nori atkreipti mūsų dėmesį tą dvasinį pasaulį, tą vidinį pasaulį, kurį kartais žmogus apleidžia, ir pakviesti mus atkreipti dėmesį, stengtis neužmiršti to dvasinio vidinio pasaulio. Žmogus gyvenime turi daug kartais paprastų tikslų: skaniai pavalgyti, baigti mokyklą, kur praleis savaitgalį arba kur ką dirbs per tą savaitgalį, kokios atostogos bus, bet tikslas, kodėl mes gyvename šioje žemėje, ar visi mes atsakome į tą klausimą.
Taigi Jėzus ir nori mus pakviesti susirūpinti mūsų to vidiniu pasauliu, ne tik išoriniu, kuriuo kartais žmogus perdėtai rūpinasi. Ir iš tikrųjų vienas iš svarbiausių dalykų mūsų tame dvasinėme gyvenime atkreipti dėmesį, kaip mes mylime Jėzų. Ar mes pakankamai skiriame laiko jam dienos bėgyje, savaitės bėgyje, ar mes pakankamai atsiprašome už tas klaidas, kurias padarome gyvenimo kelyje. Ir labai yra svarbu melsti, kad Viešpats būtų mūsų gyvenimo kelionės palydovas, kad mes jaustume esą jo akivaizdoje ir prašykime tos malonės, kad visada būtume su Dievu ir kad mes suvoktume, kas yra svarbiausia mūsų gyvenime.